Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Elžbieta o Elisa. Encantada. Mano kanale mes kalbame apie ispanų kalbą ir apie Ispaniją. Viskas, kas su tuo susiję. Ir šiandien mūsų pamoka bus apie esamąjį laiką. Bus keletą pamokų apie esamąjį laiką. Ir jūs tuoj suprasite, kodėl, kad nebūtų vienas video, kuris trunka valandą laiko, o geriau keletą mažų, bet trumpesnių. Taip geriau jums įsimins informacija. Jeigu jūs norite mokytis ispanų kalbos, bet neturite laiko derintis prie mokytojo tvarkaraščio, tai jūs galite pasirinkti kursą Mokausi pats, kuris mokotės patys savo ir savo tinkamą laiku. Užeikite ir galite pasirinkti savo tinkamą tarifą, o mes pradedame. Taigi, šiandien tema mūsų prasideda apie esamąjį laiką. Tema labai plati, labai daug veiksmažodžių informacijos, dėl to mes ją mokysime su jumis. Nu gerai, jūs mokysitės po truputį. Taigi, esamasis laikas. Esamajame laike yra dos tipos de los verbos. Taip, mes turime veiksmažodžius. Taisyklingieji veiksmažodžiai ir netaisyklingieji, regulares ir irregulares. Šiandien mes pakalbėsime apie taisyklingus veiksmažodžius. Ir pradėkime nuo to, kad kadangi mes naudojame esamąjį laiką. Taigi, mes naudojame esamąjį laiką, kai mes kalbame apie dabartį arba apie dabartinę situaciją. Pavyzdžiui, yo vivo en España. Aš gyvenu Ispanijoje. Comprendo solo dos idiomas y estudio tercera. Suprantu dvi kalbas ir trečią mokausi. Tai vat, dabartis, dabartinė mano situacija. Taip, kai mes kalbam apie dabartį. Taip pat mes naudojame esamąjį laiką, kai mes norime kalbėti apie, kaip aš sakau, apie amžius, tai kas nesikeičia, tai kas buvo, yra ir bus, tai nesikeičia. Tokiuose atvejuose mes irgi naudojame esamąjį laiką. Tuoj suprasite iš pavyzdžių. Pavyzdžiui, los leones comen carne. Liūtai valgo mėsą. Jie valgė, valgo ir valgys, nes tai yra per amžius, jau taip yra sukurta. Arba la tierra gira alrededor del sol. Žemė sukasi aplink saulę. Vėl per amžius. Tai buvo, yra ir bus toks dalykas, kuris nesikeičia. Irgi naudojame esamąjį laiką. Taip pat mes naudojame esamąjį, kai kalbame apie mūsų įpročius ir mūsų rutiną. Pavyzdžiui, juego al fútbol 2 veces a la semana. Žaidžiu futbolą 2 kartus į savaitę. Mano rutina. Empiezo a trabajar a las 7:30. Pradedu dirbti 7:30. Tai vėl mano rutina, diena iš dienos, aš tai darau. Ir žinoma, mes turim pagalbininkus, kurie mums pagelbėja papasakoti apie mūsų rutiną. Ir tie žodeliai yra. Aš jums pasakysiu nuo tokią skalę, taip, nuo visada iki niekada. Taigi, mes turime siempre, visada, toliau, todos los días, visomis dienomis, todas las mañanas, todas las tardes, todas las semanas, todos los meses, todos los fines, savaitgaliais, todos los veranos, todos ir visomis dienomis, visais rytais, visais vakarais, visais mėnesiais, visais savaitgaliais ir taip toliau. Sekantis yra normalmente, a menudo, dažnai. Po to mes turim algunas veces, a veces, kartais, pocas veces, dar rečiau, taip kad keletą kartų, pocas veces ir nunca, niekada. Bet taip pat mes galim ir dar pasakyti, kad mes kažką tai darome 1 kartą į savaitę, 3 kartus į savaitę, 1 kartą į dieną ir taip toliau. Ir tai būtų una vez al día, una vez a la semana, 3 veces al día,
3 veces al año, 3 veces al mes, a la semana ir taip toliau. Taip pat mes galim pasakyti de lunes a viernes, nuo pirmadienio iki penktadienio, arba de viernes a domingo, nuo penktadienio iki sekmadienio, los martes antradieniais, los jueves ketvirtadieniais, por las mañanas, por las tardes, por las noches, rytais, vakarais, naktimis, en vacaciones per atostogas, en agosto ir taip toliau. Ir mes visus šitos žodelius galime naudoti tam, kad išreikšti mūsų rutiną, tam, kad papasakoti mūsų įpročius, ką mes darome ir su kokiu dažnumu. O dabar jau atėjo laikas susipažinti su lentele. Galbūt jau kai kurie tikrai žino, kaip yra asmenuojamas esamasis laikas taisyklingų veiksmažodžių, bet vis tiek pasižiūrėkite kartojimas mokslo motina ir toliau po lentelės aš jums pristatysiu virš 100 veiksmažodžių. Taip, apie 117 veiksmažodžių. Ispaniškai, lietuviškai. Dėl to luktelkite ir dabar pasižiūrėsime lentelę. Taigi, mes turime 3 asmenuotės. Pirma asmenuotė tai yra, kai bendratyje en el infinityvo veiksmažodis baigėsi ar galūnė. Pavyzdžiui, hablar. Antra asmenuotė tai yra, kai veiksmažodis bendratyje baigėsi ir galūnė. Pavyzdžiui, beber. Ir trečia asmenuotė yra, kai veiksmažodis bendratyje baigėsi ir, pavyzdžiui, bibir. Ir mes turim sekančius asmenius, aš, tu, jis, ji, mes, jie, jos, jūs. Užtat jūs galite matyti, tai šitas užtat yra pagarbioji forma. Taip, kai mes pagarbiai kažką tai norime kreiptis, mes naudosime užtat formą, jeigu vienas, pavyzdžiui, direktorius, ir ustedes, jeigu 2 ir daugiau direktoriai. Bet čia kaip pavyzdys, taip, tiesiog, kad mes su užtat forma kalbame pagarbiai. Ir mes turim sekantį asmenavimą. Hablar. Hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan. Ir viskas, jūs čia turite galūnes paryškintas ir čia yra jūsų šablonas. Ir visus veiksmažodžius, kurie bendratyje baigėsi ar, jūs galite naudoti šitą šabloną, tiesiog paimate veiksmažodį, tarsi nubraukėte tą jo galūnę ar ir pridedate prie kiekvieno asmens jo galūnę. Toliau mes turim dar antrą asmenuotę, pavyzdžiui, beber. Bebo, bebes, bebe, bebemos, bebeis, beben. Vėl šitos galūnės yra jūsų šablonas ir visi veiksmažodžiai baigiantis ir bendratyje, beber, entender, comprender, jie visi asmenuosis taip pat. Ir trečia asmenuotė galūnė ir. Žinoma, kai bendratyje veiksmažodis turi galūnę ir. Mes ją nubraukiame ir priklijuojame, taip sakant, sekančias galūnes. Vivo, vives, vive, vivimos, vivís, viven. Ir viskas, vat jūs turite visą šabloną, kurį jūs galite įsiminti ir visada naudoti ir visada jį naudoti pagal kiekvieną veiksmažodį, pirmos, antros arba trečios asmenuotės. O dabar mes su jumis susipažinsime su veiksmažodžiais pirmos asmenuotės. Vadinasi, aš jums pasakysiu visus veiksmažodžius, kurie yra pirmos asmenuotės. Vadinasi, jie bendratyje turi galūnę ar. Pasiruošę? Važiuojame. Cantar, dainuoti. Hablar, kalbėti, saltar, šokinėti, gritar, šaukti, girar, sukti, usar, naudoti, estudiar, mokytis, studijuoti, necesitar, reikėti, taip kad kažko reikia,
preguntar, klausti, funcionar, veikti, pavyzdžiui, taip, kompiuteris veikia, tai el ordenador funciona, veikti, buscar, ieškoti, reservar, rezervuoti, cruzar, kirsti, comprar, pirkti, mandar, siųsti, viajar, keliauti, aterrizar, nusileisti lėktuvu, montar, joti arba važiuoti. Mes galim montar a caballo, joti žirgo, arba mes galim montar en bici, važiuoti dviračiu. Yra tam tikri išsireiškimai. Tomar, gerti arba valgyti. Taip pat mes dar trečią turim, kad gali būti kaip paimti, toma, imk. Bet dažniausiai mes naudojame gerti, valgyti. Despegar, pakilti su lėktuvu. Trabajar, dirbti. Contestar, atsakyti. Esperar, laukti. Alojar, apgyvendinti. Alquilar, nuomoti. Llevar, nešioti. Cenar, vakarieniauti. Desayunar, pusryčiauti. Pasar, praleisti. Galima kaip praleisti žmogų. Pasa, por favor. Arba pasar el tiempo, praleisti laiką. Abandonar, palikti. Aceptar, sutikti. Aclarar, išaiškinti. Adaptar, adaptuoti. Adelgazar, sulieknėti. Adivinar, atspėti. Firmar, pasirašyti. Explicar, išaiškinti. Kolekcionar, kolekcionuoti. Kombinar, kombinuoti. Komunicar, komunikuoti. Konektar, prijungti. Konfirmar, patvirtinti. Imitar, vaidinti, apsimesti. Congelar, užšaldyti. Conquistar, užkariauti. Copiar, kopijuoti. Jurar, prisiekti. Cortar, pjauti arba kirpti. Juzgar, teisti. Cuidar, rūpintis. Limpiar, valyti. Curar, gydyti. Curar, dirbti. Atsargiai viena raidelė ir keičiasi reikšmė. Llamar, skambinti. Amar, mylėti. Llorar, verkti. Ampliar, išplėsti. Pavyzdžiui, žodyną. Manchar, išpurvinti. Analizar, analizuoti. Dejar, palikti. Manipular, manipuliuoti. Andar, vaikščioti. Matar, nužudyti. Anotar, užrašyti. Desarrollar, vystyti. Anunciar, skelbti. Caminar, vaikščioti. Descansar, ilsėtis. Mostrar, rodyti. Nadar, plaukioti. Apagar, išjungti. Desear, norėti. Diseñar, projektuoti. Pagar, mokėti. Arreglar, sutvarkyti, sutaisyti. Pegar, mušti, klijuoti. Avanzar, eiti pirmin, pavyzdžiui, su kažkokiu projektu. Taip, mi projekto avanza, taip, mano projektas eina pirmin. Doblar, sulankstyti. Ayudar, padėti. Donar, dovanoti, taip. Pavyzdžiui, jūs turite drabužių, jie jums yra nereikalingi ir jūs nunešate, pavyzdžiui, į kažkokį darželį. Taip, vadinasi, jūs pasakysite, dono mi ropa, dovanoju mano drabužius. Praktikar, praktikuoti. Bailar, šokti. Bajar, leisti, leisti žemyn arba nuleisti, pavyzdžiui, garsą sumažinti.
quemar deginti, bañar maudyti, quitar atimti, besar bučiuoti, borrar ištrinti, daugiau turisi omenyje fizinį veiksmą parašėme ir ištrynėme su trintuku, eliminar ištrinti, bet čia jau daugiau, tai pavyzdžiui kompiuterį kažkokią nuotrauką eliminar. Brillar švytėti, buscar ieškoti, engañar apgaudinėti, calcular apskaičiuoti, rozar liesti, trinti. Tai pavyzdžiui, kai jūs nežinau, sėdite kažkurioje vietoje, kur daug žmonių ir vienas prie kito ir jūs liečiatės, taip vienas prie kito. Ir pavyzdžiui, jeigu jūs judate kažkiek, tai jūsų kūnai rozan, taip pat rozar liesti būtent. Sanar išgydyti, callar užčiaupti, separar išskirti, cambiar pakeisti, entrar užeiti, entregar pristatyti, temblar drebėti, enviar siųsti, terminar pabaigti, escuchar klausyti, traicionar išduoti, cazar medžioti, untar tepti, celebrar švęsti, charlar kalbėti, gastar leisti, pavyzdžiui, gastar el dinero leisti pinigus arba gastar el tiempo švaistyti laiką, cocinar gaminti, regalar dovanoti, votar balsuoti, llegar atvykti, abrazar apkabinti. Čia yra visi manimi surinkti prisiminti veiksmažodžiai pirmos asmenuotės, taip, kurie baigėsi būtent bendratyje ar galūne. Apie antrą ir trečią asmenuotę mes pakalbėsime kitame video. Tikiuosi, jums buvo naudinga. Rašykite komentaruose, komentuokite. Galbūt kažkokį žodį jūs prisimenate, kurio aš nepaminėjau šiandien. Rašykite su mielu noru ir aš, ir kiti irgi pasiskaitys. Taip pat man įdomu, kiek žodžių maždaug jūs žinojote iš manimi paminėtų. Komentuokite, bendraukime per komentarus, prenumeruokite, palaikykite mane, uždėkite laiką, juk tai visiškai nemokamai ir labai greitai, o mano video tai padeda augti. Ačiū, kad buvote su manimi y nos vemos muy pronto en otro video. Hasta pronto!